per šiaurės kelius, Norvegijos kelių būtus, bet namai visada mintyse. Lukas, fūra lekia per kalnus kaip vėjas, bet kai grįžta namo, GTA Alfa ir palaukia. Lukas, fūra lekia per kalnus kaip vėjas, bet kai grįžta namo, GTA Alfa ir palaukia. Kazlų rūda jo širdį, draugai žaidžia kartu, Lukas visada pirmas, kai reikia veiksmų. Nuo ryto iki vakaro vairuoja per audras, sunkvežimio ratai sukasi kaip laikrodis be pertraukos, bet kai laisvą minutę randa, į Alfa ir pasineria. Ten jis lyderis, strategas, visada pasiruošęs kariaut. Kazlų rūda laukia, jos sugrįžta namo, draugai ir šeima visi laukia jo šypsenos. Bet kol kas Norvegija, furistų gyvenimas, Lukas už vairo, bet Alfa ir jam visada mintyse. Lukas, fūra lekia per kalnus kaip vėjas, bet kai grįžta namo, GTA Alfa ir palaukia. Kazlų rūda jo širdį, draugai žaidžia kartu, Lukas visada pirmas, kai reikia veiksmų. Kazlų rūda maža vieta, bet Lukas didelės svajonės turi. Norvegijos keliai ilgi ir platus, bet namai visada svarbus. Kai kita Alfa ir įsijungia, jis pamiršta nuovargį, ten laukia misijos, draugai ir veiksmas, nes jis jau savo. Furstas dieną naktį Alfa ir karys, nesvarbu kur esi, kai turi tikrą draugų ratą. Lukas visada pasiruošęs, visada pirmas, kai reikia. Kazlų rūda, Norvegija ir GTA, jis visada pasiekia. Lukas, fūra lekia per kalnus kaip vėjas, bet kai grįžta namo, GTA Alfa ir palaukia. Kazlų rūda jo širdį, draugai žaidžia kartu, Lukas visada pirmas, kai reikia veiksmų. Tai Lukas, furistas, iš Kazlų rūdos, bet reikia dar kviečia, jis visada pasiruošęs. Nuo Norvegijos iki Alfa ir draugai visų šalia, Lukas žino, kad geriausi momentai